Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 44 Radviliškio Tytuvėnų apygarda antro turo kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Abu kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Debatų taisyklės paprastos, atsakydami į klausimus orientuokime sutilpti į 1 minutę. Visos laidos trukmė 30 minučių. Laidoje galėjo dalyvauti Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Antanas Čepononis ir Lietuvos socialdemokratų partija Saulius Luščikas. Abu jie neatvyko, dėl to laidą tuo ir baigėme. Kandidatai laisvi pasirinkti dalyvauti VRK organizuojamose laidose. Kitų apygardų kandidatai dalyvauja, taip kad susiraskite jums rūpimą apygardą antro turo, jeigu dar nežinote už ką balsuoti, pasižiūrėkite pagrindiniuose portaluose. Visos yra laidos, o spalio 27 dieną ateikite ir priimkite sprendimą. Iki kitų susitikimų.